Sveiki, šį kartą jūsų klausimai, mano atsakymai apie mokesčių reformą. Socialinis teisingumas jau būtų daugiau ir mažiau po šios reformos. Nepaisant daug aidinčių ginčių dėl smulkių detalių, socialiniam teisingumui būtų svarbus vienas pakeitimas šiame visame reformų pakete - tai pajamų supūlinimas, arba kitaip pajamų subendrinimas. Pajamų subendrinimas tai kaip progresiniai mokesčių laipteliai atsirastų nepaisant to, iš kur gavai pajamas. Ar jas paveldėjai, ar išsimokėjai dividendus, ar tiesiog uždirbai darbe. Šiuo metu mes progresinius, tai yra vis didesnius tarifus taikome tik tada, jeigu dirbate pagal darbo santykius. Man atrodo, socialiai teisingiau būtų taikyti vienodas sąlygas visiems. Kiti pakeitimai, pavyzdžiui, individualios veiklos apskaita, mokesčių pakeitimai individualioje veikloje, nors tikrai sulaukia audringų diskusijų, bet kažkokio esminio pokyčio socialinio teisingumo atžvilgiu tikrai nepadarys. Ar galima būtų tokį įstatymą? Jokio mokesčių didinimų per ateinančius 10 metų. Aš esu prieš grobuoniškus mokesčius ir prieš jų įvedimą į kairę ir dešinę. Pavyzdžiui, nepalaikiau papildomų mokesčių bankams, nors daugelius pasirodė visai patrauklus. Kodėl nepalaikiau? Nes tai toks būdas įvesti mokesčius lyg briedžių šaudimus su naktiniais taikikliais. Niekada negali žinoti, kas bus kitas. Niekas joks verslas nebeturi ramybės. O teisinėje savo verslą gerbiančioje valstybėje tai būti negali. Tačiau, tarkim, mokesčių suvienodinimas, nepaisant pajamų rūšies, apie ką tik kalbėjom, yra visai kitokio pobūdžio pakeitimas. Tai labiau žaidimo sąlygų suvienodinimas, nes vieniems mokesčiai didėja, kitiems mažėja, o visiems bendrai supanašėja. Ar bus padidintas NPD ir ar priartės jis prie minimalios algos lygio? Toks pažadas yra, to parašyta įstatymė kol kas nėra. Laisvės frakcija pateikė tokį siūlymą įgyvendinti šitą pažadą įstatymą. Individuali veikla. Ar individualios veiklos apmokestinimo sulyginimas su darbo santykiais nesumažins privačios iniciatyvos ir apskritai laisvai samdomo darbo patrauklumą? Manau, kad bandymas kažkaip reguliuoti, lyginti sąlyginai nedidelės individualios veiklos pajamas, tai adatų ieškojimas šieno kupyti. Nei iš to bus kažkokio tai pajamų biudžetui, nei iš to bus socialinio teisingumo Lietuvai. Individualios veiklos apmokestinimas gali keistis ir būti peržiūrimas tik tais atvejais, kai metinės žmogaus pajamos viršija PVM mokėtojo ribą. Tokiu atveju tiesiog apskaita turėtų būti panašesnė kaip ir versle. Nekilnojamo turto mokestis. Kaip tai atsilieps socialinio teisingumo didėjimą ar mažėjimą? Nekilnojamo turto mokestis, kaip ir pripažino Lietuvos bankas, gali keliauti tiesiai į šiukšlių dėžę. Jis didins socialinį neteisingumą, nes yra taip sukonstruotas, kad socialinį teisingumą bandys įgyvendinti savivaldybės, bet ne šalies lygmenį. Ar neatrodo keista, kad dešinioji Lietuvos liberali koalicija siūlo mokestinė sistema, kurios pagrindas yra socialinis solidarumas, o ne, pavyzdžiui, investicinės aplinkos skatinimas? Iš tiesų ne visai sutikčiau. Pakete yra daug gerų dalykų investicinės aplinkos paskatinimui. Investicinė sąskaita supaprastintų visiems galimybės investuoti. Paprasčiau būtų verslui galima apskaityti ir į sąnaudas nurašyti gamybinės investicijas, jeigu būtų priimti siūlomi pakeitimai. Ir būtų gaila, jeigu šie dalykai liktų neįgyvendinti. Tačiau tikrai negaliu garantuoti dėl aptartų dalykų, veikiau priešingai, kad Seimo liberalai palaikys visą paketą. Kol kas tiek. Diskusija dėl mokesčių pakeitimų bus karšta ir nebejoju, kad prie jos dar grįžime. Iki kitų kartų.